Sveiki, mėlyjei brangūs žmonės. Sveiki prenumeratoriai, ypatingai, kurie užsiprenumeravę ir klausotės. Nebedaug įrašų įkeldavau. Vasarą buvau minėjęs darbai, tai dabar daugiau laiko ir kaip tik tokį. Noriu šį kartą pasidalinti, kaip pastebėjote iš pavadinimo, labai keisto. Ar nepadėdamas padedu? Atrodo keistas toks, kaip žmogui atsakęs, kai jis, sakykime, matome, kad jam reikalinga pagalba ir mes stengiamės padėti, o gaunasi nekoks rezultatas, galbūt netgi priešingas, norėdami padėti pakenkiame, o nepadėdami tiesiog, galima sakyti, nusisukdami, jeigu galima tokį žodį pavartoti, nors taip nebūna, tas atsisakymas padėti, nusisakimas nuo žmogaus nėra toks tiesioginis. Jūs suprantat, kad aš čia kalbu apie žmonės, kuriuos mes turime šalia savęs, galbūt savo artimuosius, pažįstamus kažką, kurie yra priklausomi, bet kokiu priklausomybė. Tai nesvarbu, gali būti bet kokia priklausomybė, bet aš daugiau dalinsiuosi ir kalbėsiu apie, sakykime, priklausomybę nuo alkoholio. Kadangi esu pasidalinęs savo kanale, jeigu turit problemų su alkoholiu, pasiklausykite. Tai ten buvo žmonėms pasidalinti norėjau, kurie turi priklausomybę su alkoholiu, kad jie tiesiog vaduotųsi iš tos priklausomybės, iš tos vergovės. O šį kartą noriu pasidalinti su tais žmonėmis, kurie patys neturi tokių problemų, priklausomybių, bet yra šalia žmonės. Jūs gyvenate su tais žmonėmis, arba jeigu ir negyvenate, tai jeigu atskirai jie gyvena, bet tai jūsų artimieji ir jūs tiesiog negalite ramiai gyventi savo gyvenimą, jūs negalite darbe dirbti, normaliai darbą. Jums pastoviai galvoje ten jūsų sūnus ar brolis ar sesuo, nesvarbu kas tai būtų, ar vyras. Aišku, būna, kad ir išsiskiria žmonės, jeigu tai šeima, dėl to, kad vienas turi priklausomybę. Ir būna tokių atvejų, kai žmogus ir numeta, kaip sakant, išsilaisvina iš tos priklausomybės ir jau kaip ir problemos liktai nebėra. Bet šeima išsiskiria būtent tada, kada neliko tos bėdos. Liktai turėtų būti viskas atvirkščiai, kaip tik gerai, o žmonės išsiskiria. Ir aš noriu šiek tiek pasidalinti, kaip įmanom trumpiau, kodėl taip atsitinka ir būna. Tai dabar galbūt, kad labai nešokinėčiau nuo minties prie minties, visų pirmiausiai norėčiau pasidalinti apie tokias klaidas, kurias mes dažnai darome. Kodėl mes jas darome? Todėl, kad mes esame žmonės, mes turime jausmus. Ir pas mus yra ir gerų jausmų, tai meilė ir ramybė, kaip sakant, susitaikymas ir mylim, kaip sakant, savo artimuosius. Ir yra baimis, nerimas, tiesiog jausmas, bejėgiškumo jausmas, nereikalingumo ir taip toliau. Vienu žodžiu, geri ir blogi jausmai. Pyktis, nepaminėjau. Tai kada pas mūsų yra žmogus, kuris serga bet kokią priklausomybę, liga šita, nes tai yra nustatyti, kad tai liga. Jeigu mes kaip krikščionis, mano kanalas daugiau toks krikščioniškas, bet čia gali klausytis informacijai naudinga ir žmogui, kuris netikintis arba nekrikščionis, tiesiog tiki gal kažkuom kitkom, nes ar tu tiki į Dievą, ar tu netiki, gal tu tik abejoji jo buvimu, tai vis tiek
kaip suprantate, žmonės mes jausmus turime. Nepriklausomai. Šitai mes negalim paneigti, mes tai turime pripažinti, mes jaučiame. Jaučiame ir gerus jausmus, ir turime emocijas. Ir mes turim kažkur jas padėti, kažkaip tai tvarkyti su jomis. Ir dabar, kada pas mūsų yra artimas žmogus, kuris, sakykime, turim priklausomybę nuo alkoholio, jis vartoja, aišku, jūs jau suprantate, jeigu klausotės, tai jūs jau išbandėte tikriausiai įvairiausių būdų, kaip jūs norėjote jam padėti. Nu, kaip žmogus nenorės padėti savo artimui. Bet ką jūs tikriausiai patyrėte, tai patyrėte iš pradžių neigimą. Tas žmogus sako, kad tu čia man nori padėti, bet ką jūs naudojate? Iš pradžių mus apima pyktis dėl tokio gyvenimo, kad žmogus gyvena šitaip, mes nuo to jaučiamės negerai, kad mūsų artimas šitaip gyvena, mes jam bandome paaiškinti, kad jis gyvena negerai, o jam labai nepatinka, kai mes aiškiname, kaip jis gyvena. Sako, ko tu kišiesi, jeigu gyvena atskirai, aš tavęs nieko neprašau, ko tu čia lendi į mano gyvenimą. Jeigu tai, sakykime, jūs esate mama arba tėtis, o jūs sūnus arba dukra turi tokį problemą. Tai sako, ko tu čia kišies, ko tu čia lendi. Ir žinote, o jūs tiesiog negalite ramiai gyventi. Jis nekelia ragelių ir panašiai, jūs galbūt žinojot, kad jis neišėjo į darbą ir ten įvairiausių kitokiausių nelaimių, galbūt ir prarado teisės. Nu, priklausomam žmogui niekados gyvenims negerai, jis visados griūva. Galbūt skiriasi ten šeima, o jūs esate tėvai, o šeima jau yra. Ir jūsų marti, sakykime, jeigu tai jūsų sūnus geria ten martis kamin, sako, viskas aš nebesitveriu ir vaikai ir taip toliau. Vienu žodžiu, kenčia daug aplinkui žmonių, labai daug kenčia, ypač artimieji. Ir ką mes bandome, kaip minėjau, mes bandome visų pirmiausiai naudoti kažkokius tai grasinimus, kad nebepadėsime, kažko neduosime, nes žmogui atsiranda poreikių ir trūkumų, kada jis prasigeria, praranda pinigus, praranda sveikatą, praranda tą blaivų mąstymą, protą, kaip sakant, ir mes stengiamės va šitaip tokiu gąsdinimo būdu priversti žmogų susimastyti, kažkaip pripažinti ir siūlome, ieškome jiems tiesiog tos pagalbos, norim pats padėti, bet kadangi suprantam, kad pats nesam daktarai, specialistai, tai bandome kažkur juos nukreipti, bet jie nelabai priima. Pasiūla jiems eiti į savipagalbos grupę, sako, ten bepročiai, aš ten tikrai neisiu, aš dar netoks. Siūlome gultis į ligoninę ar į kokį psichikos centrą nueiti, sako, aš tu pats psichas ir aš nesiplėsiu. Jūs, tie, kurie klausotės, tikrai žinot, kad taip yra. Tai vat, ką aš noriu dabar pasidalinti su jumis, mėlyjei, kadangi aš ir pats buvęs, tiesiog net tas žodis nebuvęs, aš turiu tą ligą, turiu alkoholizmą, bet gyvenu jau daug metų be vartojimo reiškiasi ir aišku gyvenims pilnavertis, todėl ir dalinausi, kad galima, tikrai įmanoma. Bet ką aš galiu pasakyti, mėlyje, iš savęs. Aš supratau, kad aš buvau vartojant žmogus, aš buvau didžiausias egoistas, savanaudis, savimila. Nors šeima yra, ar ten tėvai, sakykime, ar žmona, ar bet kas būtų, ar draugai, tu rūpi tik savo pačiam. Tu tik imituoji, tu manipuliuoji žmonėmis, jų gerumu, tau kažkas nori padėti, tu priėmi, tau patinka, kai tave lanko ligoninėje, tu grįžti iš ligoninės, kaip sakant, praeina kiek laiko ir tu vėl grįžti prie to pačio vartojimo ir vėl žmonės kartais jau ir nebenori padėti, bet kadangi žmonės turi širdį, vis tiek jiems gaila, kad ir kiek jie bepyktų, jie vis tiek paskui mums bėga, galbūt ir vandens atneša ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai vadinama yra meškos tokia paslauga jau. Tai, mėlyjei, vat ką aš sakiau, nepadėdamas padėti. Vat aš dabar kaip tik tai, nors ir pats toks buvęs, ir turiu taip pat artimą irgi, kuris turi taip pat problemų su šita priklausomybė, sakykime, ir
aš visko, ko dalinuosi, aš visą tą patį pats vartojau ir gazdinau, ir gražiuoju, ir padėjau, ir atrodo, ir nebepadės, kiek syk savo buvau priždėjęs, viskas, nu dabar šį kartą, viskas ateis, prašys maisto, nebeduosiu, ten cigarečių paprašys, neduosiu, dar kažką tų poreikių, kokių reikia žmogui, būtinųjų, sakau, viskas nebeduosiu. Bet kai žmogus nustoja vartoti, kai ateina, kai tu jį jau matai blaivų, prablaivėjusi, nu tau tiesiog jo gaila. Jis prisidirbo, šitai pasidarė ir tu vėl buvai savo pasakęs, kad tu nepadėsi, bet tu vėl duodi jam ten ar pinigų, ar paskolinį, ar šiaip duodi, kažkur tai kažką vėl padedi, rūpiniesi kaip ligonių. Nu taip, jis aišku ligonis, bet tai žinokite, kad tai liga ta tokia, kad ji yra fizinė liga, aišku, žmogus patiria, pavartojęs daugiau bet kokių medžiagų, abstinencija yra, bet jeigu žmogus atsigula į ligoninę, jeigu jis priima, aišku, tą pagalbą arba pats kažkaip tai išsikapsto, žmogaus organizmą Dievas sukūrė tikrai pakankamai stiprų, daug atlaiko, bet tai neamžina. Vieną dieną vis tiek ateina, kaip sakant, galas arba po truputį nyksta, ir kada mes matom, kada mūsų artimasis žudosi palengva, naikina tiesiog save, mums gaila ir mes norime kažką padaryti, bet brangiai, ką aš patyriau, aš patyriau tokį bejėgiškumą ir aš supratau, jeigu žmogus nepriima tos pagalbos, jeigu jis neigia, ir dažniausiai tai būna ir piktas, ir dar gauni, atgal tu nori padėti, o gauni kaip tik atvirkščiai visokių piktumų ir visokių žodžių, kuriuo aš netgi nenoriu vartoti ir pasakoti. Vienu žodžiu, siunčia jūs, kaip sakant, eikit jūs šalin nuo mano galvos ir viskas. O jeigu nori pagalbos, tai tik tu jam pristatyk to, ko jam reikia. Jeigu jis nebeturi jėgų nueiti, nusipirkti, o jeigu pinigų neturi, tai netgi prašo. Ir jis jūsų maldaus išprašys, netgi gazdindamas, kad savo atims gyvybę galbūt, aš nusižudysiu, jeigu tu man nepadėsi, neduosi pinigų ten, arba vartos tu manęs nemyli, ar negerbi, ar ten įvairiausių, bet kokių priemonių. Bet ką žmogus jisai darys, manipuliuos, bet kaip, ne visada žmogus tai pats ir supranta, jam toks troškimas yra to vartojimo, kad jis galvoja tik apie save, bet čia yra savanaudiškumas, čia yra egoizmas, žmogus nei trupučiu negalvoja, kad, o kaip jūs jaučiatės, kad jums skauda širdis. Aš dar išgirdau tokius žodžius, sakau, aš ateinu kiekvieną rytą pažiūrėti, ar tu gyvas, ar tu ne, todėl, kad netgi naktimis negali pamiegoti ir sako, tu lauki mano mirties. Va šitai brangiai būna ir tikriausiai jūs esate girdėję kažką panašaus arba gal tą patį. Ir ką, mylėjai, aš noriu pasakyti, kad tie žmonės, kurie yra šalia, jie taip pat suserga. Jie pradeda gyventi tiesiog to žmogaus gyvenimą. Mes nebegyvename savo gyvenimą, nes mūsų galvoje tas žmogus. Jis ten nulevoja, balevoja, kažkur tai klaidžioja, o mes negalimgi sekioti jo iš paskos, mes negalim nemiegoti naktimis prie jo sėdėti, kad jis savo to galo nepasidarytų. Tai ir kas yra, aš nežinau, ar čia įstatymų bėda, kaip sakant, netobuli įstatymai, kad yra taip, kad jeigu žmogus kelia grėsmę savo arba kitiems, tada galima žmogų išvežti priverstinai gydytis, reiškiasi, bet tik tokiu atveju, jeigu žmogus, jeigu jis sako, kad aš pasikarsiu, ar dar kažką padarysiu, arba padegsiu, ar kažkokias, tai tokias naudoja galbūt tik žodinius, bet tie žodžiai gali pereiti veiksmus, jeigu jūs įrašysite, tiesiog nufilmuosite, ką jis kalba, kaip jis elgiasi, iškviesit policiją,
tada tikrai sulauks pagalbos. Ir tas žmogus patirs savo vartojimo tokio elgesio pasiekmes. Jis gaus kažką ar nuobaudą, ar baudą, ar kažką, ar tą gydymą, kurio jis netgi nesutinka ir nenori. Ir žinote, tai pasiliks tikrai jo atmintyje ir galvoje ir jis žinos, kad sekantį kartą, jeigu jis bandys kažkaip taip elgtis, jis šito tikrai nenorės patirti. Bet kas, mėlyje, yra problema, todėl kad mes, tie, kurie kenčiame nuo savo tų artimųjų, mes tiesiog nenorime, kad kažkas sužinotų, išeis kažkur į viešumą, gėda, o mums ir taip jau gėda yra viduje, bet mes nenorim dar tos didesnis gėdos, paskui dar baimė, jis dabar agresyviai elgesi, o po to, ką jis iš viso padarys sugrįžęs, žinote, vat ir mes taip pastoviai gyvename gėdoje, baimėje, atiduodame savo paskutinės, kaip sakant, mama gali atiduoti savo paskutinės pensiją, pati ten maitinsis, nežinau, kruopomis ar kažką, nežinau, eis kažką dar dirbti pensininkė kažkur, kažką, kad užsidirbti, o sūnui atiduos dėl to, kad jis galėtų patenkinti savo ten tą priklausomybę, suprantat, ir nesiskūs, nesikreips pagalbos. Va čia, mėly, yra ta mūsų didžiulė klaida. Todėl aš su jumis ir dalinuosi, nors aš labai gerai suprantu, ką jūs jaučiate. Aš esu girdėjęs tokių istorijų, kai mama užtrenkė sūnui tiesiog prieš duris, prieš akis, prieš nosį duris ir pasakė, čia tu nebeįeisi, čia nebegyvensi, eik kur nori, eik gyvenk gatvėje, kaip nori, viskas, tu man nebesūnus. Ir tiesiog pasitraukė nuo durų. Tai įsivaizduokit, tai motinai ten tikrai, širdis turėjo čia neplyšti iš skausmo, bet ji jau nebežinojo, ji viską buvo išbandžiusi, nebežinojo, ką daryti. Ir tokiu būdu ji padėjo. Tada, kada mes nepadedame, jau nebepadedame, ar iš vis nepadedame, išeina taip, kad mes padedame. Tik tada žmogus pradeda mąstyti, kol mes duodame, kai jis prasivartoja ten savo medžiagom, nesvarbu kokiom, kai jis nebeturi pinigų, bet kokiems poreikiams, tai būtų ar drabužis, ar tiesiog skutimosi priemonės, apsiskusti, ar apsikirti, ar nesvarbu ką, ir ar autobusui nuvažiuoti iki darbo, ar benzinui, jeigu teisų dar nepraradęs, mes ten skoliname pinigų arba duodame kažkai tai gelbėjime, o jis prieš tai turėjęs tos pinigus tiesiog pravartoja. Ir mes kai padedame, tai mes tikrai nepadedame, o dar suteikime progą paskui jam leisti. Jis vienas įgavęs, paskui žino, ką duos ir kitą kartą, o kodėl man čia. Jam galvoje, jis pats šitaip gal ir nemastų tas žmogus, bet jo galvoje tiesiog užsifiksuoja tokia mintis, pusseserė padėjo, brolis padėjo, kažkas tai padėjo, dar ten padėjo, kai kurie jau galbūt nusisuka, nebepadeda, bet jis dar ieško arba naujų, arba ten žino, tiesiog yra galvoje tos mintis, kas dar kažkaip tai gali padėti. Ir kada žmogus atsiduria jau tokioje, kaip sakant, jeigu jis gyvena kartu ir su jumis, tai aišku, jūs ten nereikia žmogui atimti, jeigu jis įsipylė jūsų išvirtos, kaip sakant, sriubos ar kažkokiu tai maistu, jeigu jis įsidėjo pavalgyti, aišku, nereikia atimti žmogui iš po, kaip sakant, maistą. Bet jis bent jau pats tegul eina įsideda ar bent jau pasišildo, o ką mes darome, jam gyvi ir parankos. Jis dreba visas. Jis faktiškai, neturi jėgų. Tai tokiu atveju mums reikia siūlyti pagalbą, kad jis važiuotų tiesiog gydytis kažkur į ligoninę, kad netgi pačiam duoti, ieškokim, aš padėsiu, bet aš tik padėsiu. Žodis padėti, tai reiškiasi nepadaryti už jį, o dažniausiai mes ką darome? Mes ne to, kad padėtume,
bet mes norime tiesiog, kaip vietoj specialisto, vietoj daktaro, mes tiesiog gyvenam jo gyvenimą. Liktai mes turėtume mesti tą medžiagą. Bet tas žmogus turi savo padėti visų pirmiausiai. Ir kada jis tas žmogus jau supras ir savo kažkaip nors mažiausiai trupinėlį jau norės padėti, kada jau jis bent jau pats paprašys pagalbą. Įsivaizduokite, yra viena, kai tu siūlai, kada tu matai ir sakai, aš matau, kad tu gyveni šitaip ir šitaip, negerai, netinkamai, ar nori, davai aš tau padėsiu. Ne, jis sako, ne šiandien, gal ryt arba poryt arba kažkada, bet dabar nenoriu dar, ar kažkaip tai vien žodžio atsišnekinėja. Tai jūs pasiūlėte, jis atsisakė ir viskas, ir baigta. Ir mes tik galim laukti, kol jis paprašys pats pagalbos. Aišku, tai gali būti tada, kai jis pravartos viską, ir kai nebebus jau galimybių, kai jis neberas iš ko jau begauti ir kaip, ir jam tada bus bloga, tada gal jis ir sutiks iš to blogio, kad važiuot gydytis. Bet tai aišku, nors tiek naudinga, galima padėti, nuvežti, bet tai nereiškia, kad reikia pulti į tą ligoninę, paskui važinėtis ten, lankyti. Jis galbūt jeigu geria, tai greičiausiai rūko, paskui mes vežame cigaretės, perkame apelsinus, mandarinus, taigi žmogus, taigi mūsų artimas, juk aš jį myliu, jam reikia gelbėti, padėti, jis dabar tvarkosi, jis dabar gydosi, o po to, kai jis grįžta, žiūrėk, kiek laiko praėjo ir vėl tas pats. Jūs, kurie jau patyrėte, žinote, kad aš dabar kalbu tiesą. Reikia, mylėjai, nepadėti. Ir nepadėdami mes padedame. O kam padėti reikia tikrai, tai savo. Nes mes susergame. Jie tiesiog groja tokią muziką, pagal kurią mes šokame. Mes jau taip esam pripratę šokti pagal jų tą muziką, kad kitaip ir nebemokame. Ir mylėjai, tai ir mes patys susergame, ir mus va taip šokdina aplinkui. Mylėjai, vat iš savo patirties, dabar kaip tik išgyvenau 10 dienų tokį emocinį šoką, čia pasakyti ar kaip, tiesiog vat, ir jau kreipiausi pagalbos, pats turėjau vartoti ir vaistų ir visko, nes mačiau, kaip grinai akise žmogus mano, kaip sakykime, jeigu ir nelabai ten turim gerus labai santykius, jeigu ir nelabai didelę meilę, galbūt aš daug ir nuoskaudų turiu iš vaikystės, sakykime, ar dar kažką, bet vis tiek yra žmogus. Mes kaip ar krikščionis, ar nekrikščionis, ar šiaip žmonės, vis tiek turim širdį. Vieni esam jautresni, kiti ne, bet jeigu žmogus esate jautrus, aišku, ypač savo artimajam, jūs turit sukaupti paskutinės jėgas, prašykite Dievo, kad jis padėtų. Aš jums duosiu pavyzdį. Jėzus Kristus buvo surinkęs didelė minė buvo susirinkusi. Ir jam tiesiog pagailo tų žmonių, nes mokiniai pasakė, kad jie alkani, o jau vakaras. Ir Jėzus tiesiog padaugino duoną, jūs žinote, tie, kurie tikite, skaitote šventą raštą, jis padaugino duoną ir pamaitino. Jis pamaitino visus tos žmonės ir dar liko likučių ir liepė surinkti, kad nepražūtų. Visi buvo sotus, prisivalgė ir dar likučių buvo. O paskui toliau yra, kas tęsiasi istorijoje. Paskui tie žmonės jau ieškojo Jėzaus ir Jėzus pasakė, jūs mane ieškote ne todėl, kad manęs, kaip sakant, pasiklausyti, ką Jėzus sako, Dievo žodžio, dėl to, kad prisivalgė duonos iki soties. Tai, mėlyjei, ar su mumis nėra panašu? Aišku, mes duonus nedauginam, mes turim dirbti, užsidirbti, tų pinigų kažkaip tai, kas pensiją užsidirbė, kas taip dirba darbę. O tas žmogus, kuris vartoja ir išsitaško tos pinigus viską, mes paskui jam iš savo uždirbtų, savo prakaitų, mes jam padedame kažkaip, duodame, suprantate. O jis va taip, jis ne to, kad jūs myli, ne to, kad jis jūs gerbia, ar ten va tokie nuoširdus ir geri būtų jausmai, jis tiesiog jūsų ieško todėl, kad kaip Jėzaus ieškojo, kad jūs jam padedate, kad jūs jį paskui maitinate, kad jūs jam ten perkate galbūt cigaretės, kad jūs jam ten vandens atnešate, jūs jam tiek ir esate reikalingas tik tam, kad
jis galėtų va šitaip gyventi. Jis yra savanaudis, egoistas, tas žmogus. Ir gali būti žmogus ten ir užsidaręs namie, jokios agresijos nebūti, nieko. Gali būti kažkokios problemos, bet tai yra atskiri tokie atvejai, bet žmogus vis tiek turi protą ir jis tikrai ieškos pagalbos, jeigu jam dirba ta galva, jis supras, kad ne kažkokia medžiaga, ne kažkokie vaistai išspręs problemą, ne alkoholis, ne narkotikai ar dar kažkas, o tiesiog turi tvarkytis gyvenimą, turi spręsti problemas ir tas problemas, aišku, turi bandyti spręsti tu, jeigu dar pats esi prisidirbęs, aišku, kažkieno gali paprašyti ir pagalbos. Nu, bet tik tai vat ne tokiais būdais. Tai, mylėjai, beveik pusę valandos, tai, kaip sakant, parašykite komentaruose, kas gal esat buvę susidūrę, kaip jums vat šitokia mintis, kad ar galiu aš nepadėdamas padėti. Tai šitom ir užbaigsiu. Linkiu jums kantrybės, nelengva yra matyti žmonės, kada jie save naikina ir tu jautiesi bejėgis ir tau taip norisi padėti, bet kad ir kur žmonės besikreiptų į savipagalbos kokias grupės ar dar kur nors, visur yra minimas Dievas. Jeigu mes sakome priklausomybę, kiti žmonės, o kiti sako vergovė. Šėtono vergovėje, piktojo vergovėje. Ir kas gali išvaduoti mus iš tos vergovės? Tai Dievas. Aišku, kitą kartą ir žmonių rankomis pagalba. Dievas gali panaudoti žmonės, specialistus ir aplamai artimuosius. Bet reikia tam ir išminties. Nepasiduokim, mylimieji, manipuliacijoms. Ir šiaip mus visur gundo ir manipuliuoja. Nu, gal šitiek šį kartą, iki pasimatymo.